Labas vakaras, bendruomenė. Šiandien turime ypatingą vakarą, turime svečią, kuris ne tik yra gydytojas, bet yra žmogus, kuris gyvena taip, kaip kalba. Ir tai yra žmogus, kuris šiandien, ką jūs kalbėjote apie rajono, apie kaimo gyvenimą, labai puikiai išmano, nes yra buvęs 2 kadencijas Mažeikių merų. Ir taip pat šiandienos specialistas, kuris kalbės, gydytojas, jis yra vadovavęs netgi ligoniniai daug metų. Ir praėjęs kelionę nuo paprasto gydytojo iki vadovo ir netgi vadovavimo miestui. Bet esmė tame, kad Vilhelmas Džiugelis yra gydytojas, kuris kviečia turėti atjautą ligoniam, atjautą žmonėm. Ir labai jam rūpi, kad žmonės mokėtų gyventi taip, kad nereikėtų sirgti. Tai šiandieną bus labai įdomi tema. Ją nori išgirsti ir medikų bendruomenė, todėl šiandieną yra ši paskaita filmuojama ir labai norėčiau, kad būtų atjungti telefonai ir išklausom, diskutuojam, galbūt Vilhelmas pridės apie save ir nuo savęs, bet kviečiu pasitikti gydytoją, natūralios medicinos specialistą Vilhelmą Džiugelį šiai įdomiai paskaitai. Labą vakarą, mėly bendruomenės nariai, kaip ir Daiva pristatė, iš tikrųjų man jūsų temos labai artimos, tame buvau 8 metus, iš tikrųjų aš buvau Mažeikių savivaldybės meras 2 kadencijas. O dabar kaip medikas noriu jūsų mąstymą šiek tiek perorientuoti, nes taip, jūsų problemos yra didelės, aš neneigiu, tačiau perfrazuosiu kaip medikas Sokratą. Sveikata yra ne viskas, tačiau viskas be sveikatos yra niekas. Jeigu jūs neturėsit sveikatos, nei jų melioracija bevertė, bus galvoja nei darželis, nei taip toliau. Nes sveikata, aš turbūt jūs su manim nesiginčytis, tai yra vienas brangiausių turtų. Kaip ir Daiva mane pristatė, aš esu profesionalus gydytojas, baigęs Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Vėlgi, pagal japonų hierarchiją turbūt praėjęs visus tos laiptelius. Kai baigiau universitetą, tapau šeimos gydytoju, tiksliau apylinkės gydytoju, tai šių dienų atitiktis yra šeimos gydytojas. Toliau visuomet mano svajonė buvo dirbti stacionare, ligoninėje, o svajokit tikrai atsargiai, nes svajonės labai dažnai pildosi. Be abejo, aš patekau į stacionarą, po to tapau vieno skyriaus vedėju, dar vėliau poliklinikos direktorium. Ir dar vėliau vienos ligoninės ir gydytojų. Todėl, ką aš nekėsiu ne visiškai standartiškai, ką šneka mano kolegos, tai aš savo žodžius kaip ir atsakau, nes aš tą virtuvę labai gerai išmanau. Iškart pasakau, kad aš esu vaistų priešininkas, bet vėlgi nesupraskit manęs pažodžiu, neteigiu, kad jų niekad nereikia. Yra atvejai, kada jų reikia, bet aš turiu tam tikrus argumentus. Kodėl vaistų reikia vartoti kuo mažiau. Aš turėjau labai gerą profesūrą, kuri mane mokė ir išmokė, ir iki dabar aš tą atsimenu, kad skiriant cheminius preparatus reikia būti labai atsargiem ir juo labiau, kai tai liečia antibiotikus. 10 kart pamatuok, 11 kart nukirpk. Jūs turbūt su manim sutiksit, kad mūsų medikai yra paruošiami tikrai gerai. Kuria prasme? Kodėl aš tokią išvadą darau? Jeigu jie nuvažiuoja į užsienio šalis, į UK, į Angliją, į Skandinavijos šalis, belieka tik viena problema, tai yra kalbos barjeras. Jeigu jie valdo kalbos barjerą, jie yra vertinami. Aiškia, mūsų medikai, mūsų Lietuvoje paruošiami tikrai gerai. Dabar vaistų į Lietuvą įveža, dabar bijau pameluoti, apie 70 000 pavadinimų. Vaistinė turbūt ir Dauparuose, nežinau, ir Dauparuose turbūt yra. Didžiuosiuose miestuose, aš čia tik taip šaržuoju. Didžiuosiuose miestuose praktiškai kiekvienoje gatvėje. Ir kai aš skaičiuoju vaistinių skaičių nuo nepriklausomybės laikų, tai dauginkim iš 10, o gal ir daugiau, kas yra dabar. Aiškiai, vaistų tikrai mes turim daug, ar ne? Toliau ligoninės yra tikrai aukštam lygiai.
Netgi rajoninės ligoninės šiais laikais turi kompiuterinis tomografas ir visa šita aparatūrinai tobulėja tiesiog ne dienom, o valandom. Dauparos ligoninės be abejo nėra, bet mes turim šalia Klaipėdą, ar ne? Ir Klaipėdos yra bent 3 ligoninės, Gargždai šalia. Jeigu mes pasižiūrėtumėm sąlygas, tai sąlygos yra iš tikrųjų labai geros. Tai dabar kreipiuosi į auditoriją ir klausiu, reiškia, lyg tai viskas yra gerai, ar ne? O kad aš paklausiau, kaipgi su sergamumu, daugelis žmonių atsako, nu tai kad sergamumas didėja ir mūsų sveikata ne taip jau ir gerėja. Tai kažkoks tai paradoksas, reiškia, yra. Nesueina galai, ar sutiksit su manim turbūt. Aš jums įvardinsiu tikrasias ligos priežastis. Ir dar mane kaip mediką, kas labai jaudina, kad ligos labai jaunėja. Kai aš baigiau universitetą, kad ypač vyrai tarp 30-40 metų gulėtų reanimacijoje su tokiam diagnozėm kaip infarktas, insultas, tai buvo kazuistika. Profesūra vestų prie lovos ir pažiūrėkit, reiškia, tarkim, ten vyras 36-37 metų guli su infarktu arba insultu. Dabar patikėkit, duona kasdieninė, jeigu mes dabar padarytume ekskursiją į Klaipėdos ligoninę, į kažkokį tai reanimacinį skyrių, mes tokių pacientų rasim. Tai vėlgi kyla klausimas, kodėl, reiškia, kokybė kaip ir gerėja. Vaistų mes turim, specialistus turim, aparatūros turim, o mūsų sergamumas didėja. Kuom aš išskirtinis kažkuria tai prasme iš savo kolegų, aš visuomet domiuosi ligos priežastį. Mano kredo yra, nuimk ligos priežastį, liga pasitrauks. Ir turbūt šitą paneigti yra sunku. Ir antras dalykas, ką aš sakau, aš pats tą darau. Jeigu aš dabar stovėčiau čia prieš jūs ir sverčiau 130 kg ir kalbėčiau apie dietologinius dalykus, jūs turbūt nelabai manim patikėtume. Todėl tai yra, ką aš dabar sakau, viskas svarbu, bet tam tikri prieštaravimai jumyse gali kilti, ką aš čia sakysiu. Bet vėlgi aš kartoju, kad aš už savo žodžius tikrai atsakau. Kodėl aš esu vaistų priešininkas? Todėl, kad 30% visų mirčių apsprendžia būtent medikamentinis gydymas. Ir labai dažnai pacientas žūsta ne tiesiogiai nuo savo ligos, o nuo agresyvaus gydymo. Tarkim, pavyzdys, reiškia, yra onkologiniai ligoniniai. 80% vaistų jie iš viso negydo. Jie tik slopina simptomatiką. Tai yra lyg ir užtušuojama, reiškia, pats procesas. Jeigu jūs vienu metu vartosit 2, 3 pozicijas, 4 pozicijas vaistų, kaip jie veikia tarpusavį, nieks nežino. Didžiausias pasaulio protas jums to neatsakys, kad tokie tyrimai ir nedaromi, jų ir neįmanoma padaryti. Kaip veikia cheminiai preparatai organizme, kada jų yra, sakau, 5-6, kada aš dirbdavau stacionare, reiškia, aš pacientų spintelėse rasdavau atsineštų vaistų, kur dar skyriui gauna. Reiškia, žmonės mėgsta gerti vaistus. Ir žiūrėkit, kada per televiziją išeina laidos ir vakar buvo šneka, reiškia, per televiziją, kada šneka apie sunkesnį gyvenimą, ypač pensininkų Lietuvoje, ką jie visuomet atsako? Jie visuomet atsako, reiškia, kad dalis, dabar artėja šildymo sezonas, ar ne, didelė dalis pensijos išeina, reiškia, šildymui, o kita dalis išeina vaistam. Tai man kaip medikui klausimas, ar iš tikrųjų jų visuomet tų vaistų taip jau ir reikia. Vėlgi, kodėl aš esu vaistų priešininkas, vėlgi sakau, nepriimkit, reiškia, pažodžiui manęs nesupraskit, aš nesakau, kad niekad jų nereikia. Ypač kada tai yra urgentinė terapija, kada yra žmogus papuola į reanimaciją su infarktu, insultu, su kitom kritiniam situacijom, be abejo tada vaistų reikia. Ir aš to neneigiu. Bet tikro mediko paskirtis yra padaryti taip, kad tas žmogus nepapultų į reanimaciją. Tai yra žmogų reikia mokėti, išmokyti gyventi. Ir vėlgi čia kyla tam tikri prieštaravimai. Žmonės, kada susirga sunkia liga, jie visuomet dažniausiai klausia, už ką man tai. Visiškai neteisingai klausimo formulavimas. Dėl ko man tai? Ką aš darau ne taip? Ir antras labai svarbus dalykas, tai yra atsakomybės prisiėmimas už savo ligą. Ne meras kaltas, ne premjeras kaltas, ne antroji pusė kalta, pats žmogaus kaltas.
Išsiaiškink, ką tu netaip darai. Jeigu jūs neprisimtų atsakomybės už savo ligą, jūs eisit nuo daktaro pas daktarą, vartosit brangiausius vaistus, o liga eis iš vieno organo į kitą. Tik prisijėmus atsakomybę ir atsakius savo, kodėl aš sergu, galima daryti vienokias ir kitokias išvadas ir savo padėti. Žmonės žino, ką netaip daro. Rūkau, geriu, valgau bet ką, bet kaip, bet kada. Visuomet, kada žmogus blogai jaučiasi, aš visuomet klausiu, ką jūs valgot. Žmogus atsako, tada dar vienas klausimas, dabar pasakykite teisybę. Nes dažnas žmogus tą slepia, jis žino savo silpnumus. Tai vėlgi atsakykit savo, ką netaip darot, reiškia, ir lygus atsitrauks. Aš visuomet sakau, kad nėra nepagydomų ligų, yra nepagydomi ligoniai. Ir jeigu jūs kiekvieną, reiškia, kažkokį tai, ką mes gyvenime suprantam, stresą suprastumėt kaip pamoką ir tame matytumėt pozityvą, kad tai yra galimybė pataisyti vieną ar kitą situaciją, tada tokios kaip mano specialybės jos reikėtų labai mažai. Nes tikrusios ligų priežastis tai yra 3 praktiškai. Visų pirma, tai yra dehidratacija, tuoj paaiškinsiu, ką turiu omeny, intoksikacija ir pilnas įsekimas. Aš esu sudaręs, mes kartu esam sudarę, reiškia, 6 tyrimų programas, tai visuomet sakau, investuokit į save. Dažnai auditorijos klausiu, kas jūsų yra tikrasis gyvenimo partneris, draugas. Ir kada dirbu tarkim, su verslo atstovais, jie sako, jų suvokimas tiesmukiškas, tai yra verslo partneris. Jautresni žmonės, ypač moteris, jie pasako, kad tai yra antroji pusė, moteris dažnai sako, tai yra mano vaikai. O aš nelaukdamas atsakymą iš auditorijos atsakau, kad tikrasis jūsų gyvenimo partneris yra jūsų kūnas. Jis jūs lydi nuo gimimo iki pat išėjimo. Ir kiek jūs jį prižiūrėsite, tiek jūs jums ir tarnaus. Ir kai jis nuspręs išeiti šito pasaulio, jums nepadės nei mama, nei tėvelis, nei premjeras, nei meras. Todėl jūs patys turite investuoti į savo sveikatą, ką aš ir sakiau pačioj savo pokalbio pradžioje, kad kiekvienas žmogus privalo prisiimti atsakomybę už savo ligą. Ne išorinės priežastys tą lemia, o vidinės priežastys tą lemia. Dabar ką aš turėjau omeny, reiškia dehidratacija. Tuose tyrimuose, ką aš matau, visi žino, kad reikia gerti vandenį. Perėsim dabar prie šiek tiek praktinių dalykų. Visi žino, ką tą reikia daryti, bet patikėkit, niekas to nedaro. Ir ypač vyrai. Iš ko aš matau, darydamas tyrimus, aš akivaizdžiai matau iš tokio parametro kaip hematokritas. Dar įžangai pasakysiu, kad tyrimus reikia mokėti interpretuoti. Mano kolegos kaip interpretuoja? Jie interpretuoja, kas yra už raudonavę. Ar ne, laboratorijos eina raudona linija, reiškia, yra kažkoks nukrypimas tyrimų. O jeigu nėra, reiškia, nieko raudono, tai niekas nieko ir nesako, sako, viskas yra gerai. Yra didžiausia klaida ištraukti iš konteksto kažkokį tai vieną tyrimą ir vien apie jį šnekėti. Visi tyrimai vienas su kitu susiję. Taip pat kaip ir organai. Labai dažnai problema yra ne ten, kur skauda, o visiškai kitur. Ir antroji daly daugiau šnekėsiu apie virškinimo traktą, nes daugiausia tai žmonėms tai yra įdomu, o dehidratacija yra tikrai, patikėkite, yra visuotinė. Ką tai reiškia? Tai reiškia tirštas kraujas. Tai klausimas auditorija, reiškia žmogui 60 metų, širdis dirba non-stop 24/7, ne, jinai sustoti negali, tarkim 60 metų. Visuomet žmogaus klausiu, ką jūsų širdžiai lengviau varinėti, vandenį ar kiselį? Tirštas kraujas. Tai reiškia, įsivaizduokit, kaip širdžiai užvarinėti, reiškia, nuo jūsų didžiųjų pirštų iki galvos ir atgal tirštą kraują. Sirupas. Sunku jai tą daryti. Vėlgi, ir kada su vyrai šneku, sako, aš geriu vandenį. Papasako, kaip tu geri. Geriu, buvo labai daug darbo. Vat kažkoks susirinkimas, aš užmiršau, žiūrėkit, aš vandenį gurkšnoju, a jūs ne vienas negurkšnojat. Vandenį reikia muot, vienas šaunuolė, reiškia. Visuomet savo pacientam leidžiu savo pajaukauti, jeigu kitą kartą mes susitiksim, mes susipyksim. Vandenį nuolatos, tai yra turi būti įprotis. Jūs turit plauti save. Labai džiaugiuosi, kad šito auditorija yra vyrų, paprastai yra vienos moteris. Ir vyrai labai dažnai ginčiasi, sako, aš geriau, kaip tu geri, geriau, buvo daug darbo, užmiršau. Arba šeštadienį aplamai aš geriau alų. Kada alų geri, reiškia, vandens negersi. Inkstai taip neveikia.
Kada mes valgom baltymus riebalus, gaminasi toksinai. Ir tai yra normalu, mūsų gamta taip sukūrė. Pjausiu rastą, bus atlikos pjūvent. 80% tų toksinų yra tirpus vandenyje. Už jų išvedimą yra atsakingi inkstai. A jūs nedageriat vandens. Ir akivaizdu, aš dabar skanuoju auditoriją, aš matau, kas jo negeria. O tai yra vėlgi, tai yra tirštas kraujas, reiškia laiko klausimas, kai jūsų širdis duos vienokią ar kitokią kliniką. Gali atsirasti skausmai širdies plote, gali atsirasti permušimai. Tachikardija, tai yra greitas širdies ritmas. Vien dėl to, kad yra tirštas kraujas. Vėlgi, jeigu yra tirštas kraujas, yra polinkis į trombus, infarktus. Kreipiuosi į vyrus. Kada įvyksta infarktai, insultai? Visam pasauliu tas pats, paryčiais. Kodėl taip yra, paaiškinsiu. Kada yra tirštas kraujas, naktį mes miegam, mes negeriam, ar ne? O šlapimas gaminas, iš ko jis gaminas iš kraujo plazmos. Reiškia, hematokritas toks parametras specifinis, kuris man rodo, reiškia, ant kiek tirštas kraujas, jis dar pašoka. Ir paryčiais, reiškia, labą dieną, žmona atranda savo vyrą sušalus. Leidžiu savo pajuokauti. Nes tai daugiau vyrų tarpe. Jo labiau, kad, reiškia, vyrai daugiau ir alkoholio vartoja, žalingų įpročių daugiau, reiškia. O alkoholis, kaip žinia, reiškia, išvaro skysčius. Tai kreipiuosi, reiškia, į vyrišką giminę pas būdamas vyrų, reiškia, turėkit įprotį. Vakare išgert stiklinę vandens. Arba tiesiog pasistatykit prie lovos stiklinę vandens, naktį yra gamtiniai reikalai, grįžot, išgerkit keletą gurkšnių vandens. Tai ir bus tikra profilaktika, reiškia, profilaktika infarktui, insultui. Vandenį reikia gerti, jūs paklausit, kiek reikia gerti, tam yra tam tikras dozavimas. Jeigu aš sėdžiu tik prie kompiuterio, daugiau nieko neveikiu, nėra, tarkim, mano aktyvus gyvenimo būdas, jūs privalot gerti 30 ml kilogramui svorio. Ir kiekvienas gali pasidauginti, kartuoju, 30 ml kilogramui svorio. Čia yra minimumas. O jeigu aš vedu aktyvų gyvenimo būdą, jeigu dar propaguoju pirtį, be abejo, tų skysčių turi būti ir daugiau. Kam? Tam, kad, reiškia, būtų skystas kraujas, kad jo reologinės savybės geros, kad nebūtų polinkis į trombus, infarktus. Toliau, kadangi čia daug moterių, reiškia, su pilna atsakomybė sakau, kad pusė iš jūsų, kaip minimum, čia sėdi su mažakraujystės, o nemėja. Ta sako amerikiečių statistika, ta sako tyrimai, kuriuos mes darom laboratorijoje, tą aš matau, tai yra mano kasdieninė duona. Kodėl taip yra? Todėl, kad jūsų moterų, reiškia, fiziologija nuo mūsų vyrų skiriasi. Jūs turit kiekvieną mėnesį netenkat kraują, jeigu dar moteris gimdė, jūs maitinat vaikus, reiškia, tai yra milžiniškos geležies sąnaudos. Ir dažniausiai tai būna geležies deficitinė anemija. Vėlgi, kur mano kolegos daro klaidas, jie pasižiūri tik geležį. Jinai man dar nieko nesako, pas jūs gali būti, reiškia, aukštutinė riba, man labai svarbus, reiškia, feritinas. Kas yra feritinas? Feritinas tai yra tikrosios geležies atsargos, kurios kaupiasi kepenyse. Todėl visuomet rekomenduoju, ypač moteriškos lyties atstovom, be abejo ir vyram, reiškia, valgykit kepenėlės, tai iš tikrųjų yra superfoodas. Kuria prasme, tuo reiškia, pailiustruosiu. Man niekuomet neįdomu, kiek žmogus valgo kalorijų. Išklausykit, ką dabar įdėmiai, ką aš pasakysiu. Man labai įdomu, kiek jūsų 100 suvalgytų kalorijų yra nutrientų. Ką reiškia nutrientai, to paaiškinsiu, tai yra statybinių medžiagų. O žiūrėkit, į dešinę ranką paimsiu 100 gramų vištienos kepenėlių, o į kairę vištienos krūtinėlį. O visi mūsų kardiologai, reiškia, medikai šneka, valgykit krūtinėlį, nebus infarktų, insultų. Tai aš dabar palyginsiu šitos dalykus, aišku, dedu į kabutes, kairiai rankoj jūs tas pats, kas suvalgėt kartono dėžutę. Daug jūsų kūnas gaus iš kartono dėžutės? Jūs galite mama prieštarauti, daktarė, betgi ten yra baltymų. Taip, sutinku, bet čia yra toks pat kiekis baltymų. Čia yra visa Mendelejevo lentelė mikroelementų, geležis, apie kurią aš nekėjau. Čia yra vitaminai tirpus riebaluose, tirpus vandenyje. A kalorijų skaičius tiek čia yra labai panašus. Todėl aš dedu į kabutes ir sakau, kad tai yra kartono dėžutė. Nu, jūs supratot, ką aš čia dabar pasakiau. Tai yra superfoodas. Ir visiems rekomenduoju, ypač moterim, reiškia, savo dietoj per mėnesį įveskit, per savaitę įveskit iš savo racionę, reiškia, bent 300 gramų kepenėlių. Nesvarbu kieno, nesvarbu kokiais pavydalais. Tai gali būti paštetas, tai gali būti antras patiekalas. Toliau, ką aš matau, reiškia,
Jeigu neveikia, jeigu reiškia mažai yra geležies, tai yra maža kraujystė. Ką reiškia maža kraujystė, gyvenime labai paprastai jums paaiškinsiu. Bet kuriam pacientui dabar, sakyčiau, užsidėkit celofaninį maišą ant galvos, jo mes neužryšim ir jis išklausys paskaitą apie valandą laiko, kaip tas žmogus pasijus. Ne ką jis pasijus. Tai iš deguonies trūkumas. Imliausias deguonių yra smegenys. Todėl tolydžio, dėmesio koncentracija, atmintis, rega pradeda blogėti. Žmogus sako, man jau 60, nebe 20. Ne. Tai yra netiesa, taip neturi būti. Žmogus yra ilgaamžis ir jeigu jis suteikia, reiškia, mūsų organizmas yra tobula sistema ir gamta niekad neklysta. Tik jai reikia suteikti sąlygą. Ir organizmas atsistato pats. Nereikia jokių vaistų. Patikėkit. Vėlgi, kodėl aš esu vaistų priešininkas, jūs man pasakykite. Čia be abejo yra kažkas su kraujospūdžiu, ne? Kažkokie tai žmonės. Ir sakoma, reikia tikėti mokslu. Jūs man nurodykit nors vieną mokslinį darbą, kuriame būtų parašyta, kad žmogui pakilęs serga hipertenzija, reiškia pakilusio kraujospūdžio liga, nes jam trūksta ląstelėse, yra trūkumas, tarkim, nebileto arba kito vaisto nuo kraujospūdžio. Vakar konsultavau moterį su sąnarių lygom, jie yra paskirti prednizolonas, tai yra hormoninis preparatas ir antiuždegiminiai. Raskit nors vieną mokslinį darbą, kuriame būtų pasakyta, kad sąnarių lygos apsprendžia tai, kad ląstelė trūksta prieš uždegiminių vaistų ir hormonų. Ne čia esmė. Šių laikų medicinoje aš labai pasigendu klinikinio mąstymo. Nes mūsų medikai dirba reiškia, pagal algoritmus. Visi pas gydytojus buvot ir visi kaip yra. Reiškia. Ateini, tai yra 10-15 minučių. Anamnezės surinkimas, pritempama prie to liga, suveda viską į kompiuterį, paskiria kažkokius vaistus ir pasako sekantis. Čia šitoje vietoje noriu apginti savo kolegus per 10-15 minučių, nieko neįmanoma. Mano konsultacija trunka minimum valandą, o tai išeit dabar paskutiniu metu net ir ilgiau. Nieko neįmanoma padaryti per 10-15 minučių. Todėl ir dirbama pagal algoritmus, mąstymo nereikia. Yra algoritmas, tarkim, pas jūs padidėjęs cholesterolis. Iškart jums skiria statinus, iškart suveikia, reiškia, vaistus nuo cholesterolio. Iškart suveikia algoritmas. Aš savo paciento klausiu, reiškia, ką jums sakė šeimos daktaras? Sakė, riebiai valgai, daug ir riebiai valgai. Tada sakau, jūs paklauskite savo šeimos daktarą, kodėl veganai ir vegetarai, jūs tarp kitko dabar girdit, aš esu vegetaras, bet jau nebegriežtas, kodėl veganam ir vegetaram, kurie nei vieno kąsnio nededa gyvulinio riebalo, pas jis labai dažnai padidėjęs cholesterolis. Kodėl koncentracijos stovyklose, reiškia, kur vokiečių laikais buvo daromi tyrimai, su manim sutiksit, jie ten nieko negavo, nei baltymų, nei riebalo, nei angliavandenio, ten kiekvieną dieną aš išgyvensiu, ne, pas juos būdavo kosminiai cholesteroliai. Vat ir ta teorija, grius. Vėlgi, kodėl mamos piene yra labai daug cholesterolio. Čia moterim tą sakau. Ar gamta tokia kvaila, mums jau nuo kūdikystės, reiškia, prognozuoja infarktus, insultus? Aišku, kad ne taip yra viskas. Todėl visur turi būti, reiškia, klinikinis mąstymas, aš tikrai pasigendu. Dabar, reiškia, ką aš turėjau omeny, aš jums jau sakiau, kad yra pirma priežastis yra dehidratacija. Jeigu, reiškia, jūs nedageriat skysčių, tai jūsų visi vidaus skysčiai yra tiršti. Jūs kandidatas į inkstų akmenis. Jūs kandidatas į tulžies akmenis. O tai yra tikrai negeros diagnozės, čia kyla masė komplikacijų ir visokių kitų dalykų. Antra, ką aš sakiau, tai yra intoksikacija. Vėlgi daugelis tą sako iš pačių įvairiausių auditorijų, būdamas korektiškas, neįvardinsiu nei vieno, reiškia, prekybos centro, bet prekybos centruose tikro maisto nėra. 97% ten yra šlamštmaistis. Ką aš turiu omeny? Žiūrėkite, reiškia, kur mūsų maisto pramonė nuėjo? Mūsų maisto pramonė nuėjo į kiekybę. Tam, kad būtų daug maisto pagaminta, kad jį parduota, ne?
Kas yra daroma? Nu, čia ūkininkų turbūt yra, nesupyks ant manęs, reiškia. Jeigu anksčiau ten jautukas, kiek jisai turi metus, aš nesu ūkininkas, gal čia suklysiu metus, dabar išaugino per 4 mėnesius. Kaip taip gali būti? Ar gali moteris pagimdyti, reiškia, jeigu jinai turi nešioti 9 mėnesius per 4 mėnesius? Nu, niekaip negali. Lygiai taip pat čia yra. Kas yra naudojama? Augimo faktoriai, hormonai, antibiotikai. Jeigu jūs pasakysit vegetarinis maistas, reiškia visos trąšos, herbicidai, glisofosfatas ir visi kiti dalykai. Nu, tai yra toksinis dalykas. Yra tokia sparnuota frazė, pasakyk, ką tu valgai ir aš pasakysiu, kas tu esi. Aš einu dar giliau. Labai svarbu, ką valgė mūsų maistas. Supratot, ką aš turiu omeny? O mūsų maistas valgė, žiūrėkit, gyvuliai kombikormų penimi. Ar ne? Arba auginama žuvis. Nu, tai yra labai toli nuo gamtos, o po to mes stebėmės, reiškia, iš kur tiek, reiškia, yra, pirmoje vietoje yra širdies kraujagyslių lygos, antroje onkologija, trečioje nespecifinės plaučių lygos ir 4 vietoje yra diabetas. O čia yra 21 amžiaus šiuolaikiškos civilizacijos lygos. Tik man klausimas, ar galima mūsų visuomenę pavadinti civilizuotą, jeigu mes turim civilizacijos lygas. Nu, ne visai turbūt civilizuoti. Mes turėtume atrodyti visiškai kitaip. Tai vėlgi sakau, mes nuėjome į kokybę, bet praradom kokybę. Ir aš įtariu, visiškai pesimistiškai į tai žiūriu, man atrodo, kad visiems laikam. Nes mūsų visa maisto pramonė, daug, greitai, daug parduoto, tada aš galiu jau pirkti vilas Ispanijoje. Ar ne taip aš sakau? Gal nors. Trečioje vietoje reiškia išsekimas. Ką turiu omeny išsekimas, vėl grįžtų prie savo tyrimų. Totalus geležies deficitas. Totaliai, kas antra moteris. Jeigu jūs neturit geležies arba pas jūs yra mažas feritinas, reiškia, neveiks jūsų skydliaukė. Skydliaukė yra, todėl vėlgi kreipiuosi į moteris, reiškia, kas antra moteris, dar daugiau aš tą matau, reiškia, turi problemų su skydliaukė. Kodėl? Todėl, kad ten yra fermentai, kurie yra geležies priklausomi. Toliau antra, kur eina išsekimas, reiškia, visų mikroelementų. Į mano schemas yra įtraukti tyrimais cinkas, varis, selenas, kurie yra nepaprastai svarbus. Selenas matuojamas mikrogramais, reiškia 1000 miligramo dalis. Ir to trūksta. Mes gaunam 10 kartų mažiau iš šio laikiško dirvožemio, negu žmonės gaudavo prieš 100 metų. Net šventajam rašte yra parašyta, kad atidirbtas laukas, jis turi 7 metus, reiškia, pailsėti. Kur taip daroma? Dėl dirvožemis yra visiškai nualintas ir aš totaliai iki 90% matau, reiškia, šitų mikroelementų stoka, o jie nepaprastai reikalingi. O žiūrėkit, kaip mūsų medicina dirba. Mes sudaryti iš ląstelių, taip? Su to visi sutiksit. Iš ląstelių sudaryti iš audiniai, iš audinių sudaryti organai. Ir čia mes galim organų, yra 12 sistemų, galim dėti lygybės ženklą žmogus. O mūsų medicina dirba organų lygmenį, nu geriausia atveju sistemos lygmenį. O širdies kraujagyslių sistema, čia ir dirbama. Klausimas jums, auditorijai, ne medikam reiškia. Grįžtų prie ląstelę. Pirmą pradės. Ar gali ląstelė normaliai funkcionuoti, jeigu yra kažko tai perteklius arba kažko tai nedateklius? Nu, kaip jums atrodo? Aišku, kad ne. Tai kokie čia vaistai gali padėti? Deficitus reiškia kupiruoti. Ką aš sakiau, žodį išsekimas. Totalų žmonių išsekimas. Vėl aš matau totalų B grupės vitaminų stoka, tai yra antra anemijos priežastis. Būtent 4 vitaminų B12, B9, B6 ir B2. Netgi šitų tyrimų nematydamas, aš einu prie kito tyrimo homocisteinas. Tai nepaprastos svarbos, reiškia, nepaprastos svarbos parametras. Nieko čia nenoriu kritikuoti, bet dažnas šeimos daktaras net nežino, kas tai yra, o amerikiečiai tai traktuoja nepaprastai griežtai. Šitas parametras yra atvirkščiai proporcingas žmogaus gyvenimo ilgiui. Kuo jisai didesnis, to žmogus trumpiau gyvens. O aš tą matau, tiesiog totaliai tą matau. Ir jeigu jūs bendro išsilavinimo dėliai įvesit į Google homocisteinas, tiesiog užsirašykit, kam tas įdomu ir įmeskit, reiškia. Ypač tas liečia vyrus.
Jum išmes trombo, infarktas, insultas, Alzheimeris, Parkinsonas, vyrų libido. Norit susirgti, mėly vyrai, tas pasliečia ir moteris, kurią nors šitą ligą. Todėl darykite tyrimą. Jos interpretuoti, jos koreguoti, reiškia, ir tada rezultatai tikrai yra puikus. Neturėjau nei vieno paciento, kuris neturėtų teigiamos dinamikos, jeigu buvo pridėtinė vertė ir jisai mane suprato. Labai noriu pašnekėti, reiškia, apie visą, greit perėjusiu apie visą virškinamąjį traktą. Su pilna atsakomybė sakau, kad visas lygos yra žarnyne, tai yra virškinamajam traktui. Jūs paklausėte, kaip čia taip gali būti. Yra 12 sistemų, reiškia, o virškinamasis traktas, sakau, visos lygos yra pilve. Taip sako rytų medicina. Jūs turite suvokti vieną frazę, labai įdėmiai išklausykit. Mes suvalgom ligą, o suvirškinam sveikatą. Pats geriausias maistas, pats brangiausias pasaulio maistas, tarkim, kokybiška mėsa, vaisiai, bet kokie patys geriausi vaisiai, daržovės. Mūsų organizmas tai priima kaip kažką tai nesuprantam. Ir netgi pavojinga. Tam yra tam tikros sistemos, kurios turi suskaidyti tą maistą, tai yra suvirškinti. Ir tai turi tapti mano kūnu. Jeigu to neįvyksta, tai yra nuodas. Visi šneka apie gliuteną, ne? Girdėjote, ne? Gliuteno problema. Jis ir prieš 100 metų buvo. O kodėl tokių dalykų nebuvo? Todėl, kad, reiškia, toksinio šlamštmaišių pas mus yra labai daug, todėl aš ir leidau savo pasakyti, kad prekybos centruose, reiškia, tikrojo maisto yra labai ir labai mažai. Mes valgom, net nežinom, ką valgom labai dažnai. Vėlgi paminėsiu, hormonai, antibiotikai, glisofosfatai visokie, herbicidai, pesticidai, viską mes tą sugeriam ir mūsų sistemas viską tą turi atidirbti. Tai kur čia vaistai gali padėti? Dabar žiūrėkit, reiškia, visas virškinimas prasideda, tai yra virškinamasis traktas yra sudarytas iš 10 organų. Kodėl aš sakau, reiškia, virškinamasis traktas turi lemiamą reikšmę? Na, paimkim stomatologų darbą, reiškia, apie dantys. Tikrai visuomenė, reiškia, dantų būklė tikrai nėra blizganti, ar ne? Klausimas, kodėl? Kas maitina dantis? Jūs visi turbūt atsakysit, kad, reiškia, maisto medžiagas atneša kraują. Bet iš kur paimama? Iš virškinamojo trakto. Jeigu pas jūs problemas virškinamojo trakto, kaip pas jūs gali būti sveiki dantis? Lygiai tas pats su plaukais. Moteris, reiškia, ten naudoja pačius įvairiausius šampūnus, jos keičia, reiškia, visokie masažai, vyrai važiuoja dabar į Turkiją, persodinėt plaukus. Problema yra svogūnėliai, kas jį maitina? Kraujas atneša, taip? Jeigu pas mane virškinamajam trakte, ką aš jums sakiau, išsekimas. Aš neturiu geležies, magnio, cinko, vario, seleno. Kaip gali svogūnėlis funkcionuoti? Koks čia šampūnas arba kažkokie vaistai, reiškia, gerai persodinu plaukus, tam kartui gal bus ir gerai, tam kartui. Bet priežastis nenuimam. Vėlgi sakau, mano nuo jaunystės kredo visuomet buvo nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauks. Ir kad aš kreipiausi auditoriją, sakau, pakelkit, prašau, ranką, kas aptarinėjat savo lygos priežastį. Retas, kuris pakelia. Tada aš klausiu, tai ką jūs tam darėt pas tą gydytoją? Tai sako, daktaras pyksta. O aš tada klausiu auditorijos, o kas atsakingas už jūsų sveikatą? Kas atsakingas už jūsų sveikatą? Patys, todėl kietai klauskit, reiškia, jūs mokat mokesčius visą gyvenimą. Kokia mano lygos priežastis? Jeigu šnekama, tai nežino, reiškia, tada apie ką ten kalba. Kalba apie nieko, todėl mes tokius rezultatus ir turim. Vėlgi kartuoju, reiškia, raskit mokslinį straipsnį, bet kokią lygę paimkit, vėlgi tą patį hipertoniją, kad būtų parašyta, kad ląstelė trūksta ne bileto arba kito vaisto, reiškia, todėl jūs sergat hipertoniją. Niekas jums taip nepasakys. Dabar visiems hipertonikam, reiškia, čia tikrai šitą auditoriją turi būti tokių, reiškia, ką jums pasakė, kad gersit iki gyvenimo pabaigos. Reiškia, lyga nepagydoma, sutinkat su manim. Tai dabar paneikit mano frazę. Gydom nepagydomą lygą, ką tik kai kurie iš jūsų pripažino, vaistais, kurie negydo. Geriu vaistus iki grabo lentos,
Reiškia, lyga nepagydoma, grįžta atgal. Tai reiškia, gydau nepagydomą lygą vaistais, kurie negydo. O jūs pasižiūrėkit, reiškia, namuose. Anotacijos farma visuomet yra apsidraudus, ten viskas yra parašyta, pašalinis efektas. Nėra nei vieno cheminio preparato, kuris neturėtų pašalinį efektą. Nei vieno. Grįžtų prie burnos, reiškia, mūsų virškinimas prasideda burnoje. Ir aš jums pasakysiu sensingą, reiškia, žinią, kurią jūs žinot, bet labai mažai kas tuo naudojasi. Mes turim 2 kasas. Ir ypač, kas žmonės yra sirgę, reiškia, ūmių pankreatitų, kasos uždegimų, o chroninių pankreatitų čia didžioji dauguma iš jūsų turi, su pilna atsakomybė sakau, reiškia. Tai tie tą žino, ką aš dabar sakau, nes tai yra skausmas begalinis. Tai mes turim 2 kasas. Pirma kasa yra burnoje, tai yra mūsų seilių liaukas. Ant kiek svarbus yra kramtymas. Sąžiningai savo atsakykit, kiek trunka jūsų pusryčiai. Organizmas nesupranta, žinokit. Ir jau gražiai sakot, reiškia, mes bėgam. Reiškia, mes maistą nekramtom ryjam. Ir čia, aišku, stomatologų yra duona. Ir jų prioritetas. Mes ryjam kodėl? Todėl, kad mes gyvenam stresiniam pasauliu, mums nėra kada. O antras dalykas, mes neturim dantų. Ir labai didelė visuomenė dalis, reiškia, to neturi. Mes ryjam, organizmas nesupranta, kas čia darosi. Burnoje yra alfa-amilazė. Tai yra angliavandenių pasisavinimas čia. Toliau, reiškia, mažai kas tą žino, burnoje yra ir rūgštinė lipazė. Burnos pH yra 7,2. Priminsiu, jeigu kas nežino, tai reiškia iš mokyklos laikų, iš chemijos. Neutrali terpė yra 7, kas daugiau 7 šarminė terpė, kas mažiau 7 yra rūgštinė terpė. Tai burnoje yra pH 7,2. Leidžiamės toliau į stemplę, ten jau yra šarmas padidėjęs 7,4, 7,5. Tai grįžtų atgal, jau čia angliavandeniai pradeda virškinti. Ir šitą pas jūs nėra cukraus didelių svyravimų, kada jūs ilgai kramtat. Nes angliavandeniai šiuolaikiškas europietis naudoja 10 kartų daugiau angliavandenių, negu jam priklausytų. Iš čia kas seka lėtinis uždegimas. Vėl grįžtam, reiškia, prie ligų. Infarktas, insultas, trombai, Parkinsonas, autoimuninės lygos, sąnarių lygos, onkologija. Norit susirgti nors kurią šitą ligą? Aišku, kad ne vienas nenori. Todėl vėlgi sakau, grįžtų atgal, sveikata prasideda burnoje. Ir sąžiningai savo atsakykit, kiek trunka jūsų pusryčiai. Jeigu jūs suvalgot bananą, 30 sekundžių. Maksimum, ne, sutiksit su manim. Reiškia, ten yra 20 gramų natūralaus cukraus. Organizmas nesupranta, kas čia darosi. Organizmas mūsų iškart fiksuoja, reiškia, kiek angliavandenių, baltymų, riebalų. Jeigu suvalgiu angliavandenių, jisai skirs tiek alfa-amilazės. Ir jis niekad neskirs amilazės, jeigu aš suvalgysiu, reiškia, baltymų. Bet kada aš taip pastovom, reiškia, bėgom, arba tie visi kavų gerimai, su išėjimais ir taip toliau, reiškia, jis nesupranta, kas čia daros. Jau nuo burnos prasideda chaosas. O jeigu jūs ilgai kramtot, reiškia, angliavandeniai iškart patenka į kraują. Iškart iš burnos eina į kraują, pas jūs nėra didelių cukraus svyravimų. O cukraus svyravimai žaloja jūsų kraujagyslės. A jeigu žalojimas jūsų kraujagyslės, čia infarkto, insultai ir taip toliau. O jūs gydo vaistais. Vėlgi grįžtų, su pilna atsakomybė, sakau. Kardiologija yra pilve. Labai primityviai paaiškinsiu. Pas jūs, reiškia, blogai dirba kepenys, nepavalytas kraujas. Nepavalytas kraujas atėjo širdį, bus jinai patenkintas. Nepavalytas kraujas atėjo smegeninė, kokios jūsų mintis? Tamsios mintis. Panikos priepuoliai, reiškia, jaunimo tarpe, pas mane masė, reiškia, ateina jaunimo tarpe. Kai aš baigiau universitetą, aš tokios diagnozės nežinojau, panikos priepuoliai. Kodėl? Ką valgo mūsų jaunimas? Mano karta valgė vieną, jaunesnių žmonių kito, ką dabar valgo vaikai? Tai yra tragedija. Tai yra vieni angliavandeniai, reiškia, skęsta, reiškia, cukraus svyravimai dideli. Cukrus, žodžio cukrus nebenaudoju, nes žmonės mane supranta tiesmukiškai. Sako, daktar, aš cukraus nevalgau, angliavandenį. Žiūrėkit, koks žmonių neišmanimas. Tiesiog iš profesionalų pusės, reiškia, aš žiūriu, ką žmonės valgo. Ir dažnai, reiškia, būnu ten
Egipte arba Turkijoje, aš kaituoju su jėgos aitvarais. Ir aš matau tiesiog, profesinis žvilgsnis, ką jie valgo. Arba žmogus, reiškia, mano pacientas, sako, daktar, aš labai prisižiūriu save. Tai sakau, ką jūs tyrimai blogi, aš tiesiog matau. Reiškia, žmogus atsako, aš valgo avižinį dribsnių košį. Labai grubaus malim. Žiūri man į akis, sako, taigi sveik. Nieko nesakau. Tada antroji pusė, arba aš pats save labai myliu, aš kiekvieną rytą spaudžiu natūralių sulčių. Medicina ką sako, sveik? Niekas negali paneigti. Ir tada pagal sezoną suvalgau vaisių. Vieną ar kitą. Vėlgi, tai yra viskas sveik. Ir aš dedu lygybės ženklą, kad tas žmogus suvalgė 100 gramų cukrų. Jeigu aš jums dabar sakyju, toks ekvivalentas, tą galima išvesti, reiškia. Jeigu aš dabar sakyčiau, norit būti sveiki, valgykit pusryčiam po 100 gramų cukrų. Nieko turbūt man nepasakytumėt iš mandagumo, bet pagalvotumėt, kad su to daktarėliu ne visiškai čia gerai kažkas yra. O toks žmonių yra neišmanimas. Vėl grįžtų prie burnos. Tengi seilėse, reiškia, yra ir bakteriocidinių savybių. Tai yra virusai, tai yra grybeliai, tai yra bakterijos, jau čia yra naikinamas. Jeigu stačiom viską praryju, jeigu aš neturiu dantų, aš viską į vidų suvarau. Supratot? Ant kiek svarbus, reiškia, yra virškinimas, tai yra antroji kasa. Ir žmonės, jeigu čia tokių yra, kurie sirgo ūmiu pankreatitu, tai yra, mes kasą ignoruojam nuo pat vaikystės. Ir jinai ilgą laiką tyli. Bet kai jinai parodo save, skausmas yra, jeigu čia kas nors turėjo, reiškia, ūmų pankreatitą, tai žino, ką aš čia dabar sakau. Taip suriečia žmogų, kad netgi vyrai, kurie bijo, kai velnias kryžiaus greitosios, jie irgi kviečiasi. Ir išveža paprastai reanimaciją. Nes kasa pati save pradeda virškinti, šiek tiek vėliau prie to prieis. Tai supratot ant kiek, tai jeigu aš valgau ilgai ir aš turiu pankreatitą, problemų su kasa, kliniką toj paaiškinsiu, daugelis savo toj prisitaikys, reiškia. Tai yra pykinimas, tai yra apetito stoka, tai yra pilvo pūtimas. Tai yra, pasižiūrėkit, kada nueina tualetą, visi turi keramiką, ar ne? Visuomet klausia žmogaus, ar naudojat keramiką. Jeigu naudojat, labą dieną, reiškia, jūs nevirškinat. Keramiką kiekvienas civilizuotas žmogus turi, ne, šepėt. Bet klausimas, naudojat ar ne? Jeigu nenaudojat, viskas gerai. Jeigu naudojat, jau su jumis virškinimu blogai. Tai yra kasa. Vėlgi, sakau, šitas organas yra nuo pat vaikystės, jis yra alinamas, būtent per angliavandenį. Grįžtu vėl prie burnos. Supratot, tai jeigu aš ilgai valgo, jeigu mano pusryčiai ne 5 minutės, o pusę valandos, reiškia, aš nukraunu kasą. Ir yra rašoma, reiškia, yra moksliniai darbai, nukraunu kasą iki 40%. Todėl, kad kasa irgi gamina alfa-amilazę. Jai nebereikia virškinti. Aš jau burnoje tą padariau, aš ją nukraunu. O dar sakiau, yra lipazės rūgštenės. Lipazė yra atsakinga už riebalų pasisavinimą. Lipazė šiek tiek yra ir skrandį, bet pagrindė tai yra kasos, reiškia, fermentas. Tai žiūrėkit, kiek aš nukraunu kasą. Tai va toks žmogus, reiškia, save prisižiūrėdamas, jis gali išgelbėti tokiu būdu kasą. Nes be kasos, žiūrėkit, tulžies pūslį gali pašalinti inkstus, gali pakeisti. Daugelį organų gali pakeisti, išpjauti. Chirurgų mąstymas labai paprastas. Nėra organo, nėra problemų. Čirk ir viskas, žmogų paleido, jums niekas nepaskambins, jumis niekas nesirūpins. Išoperavo viskas. Taip. Šiuolaikiškai chirurgija, reiškia, atlieka viską juvelyriškai. Bet priežasties tai nenuėjo. Jeigu man įsivystė tas, kadangi čia daugiau moterų, reiškia, tai yra dažna liga moterų tarpe, tulžies pūslės akmenį. Išpjovė, o kas toliau? Priežastis yra nenuėjimai. Tada aš sakau, liga eina iš vieno organo į kitą ir jums niekuomet nieks nesuriš. Maistas su burna viską suprato. Tada čia, sakau, tai yra stomatologų duona ir jie tikrai tą turi daryti. Aplamai kiekvienam patariu turėti savo asmeninį stomatologą. Stomatologas jums turi atsakyti, kad mano burnoje jokių karieso nėra, jokių infekcinių židinių nėra. Dėl ką aš sakau, reiškia, čia yra pati nešvariausia vieta žmogaus, tarp kitko yra burnoje. Ten yra masė, reiškia, visokias floras. Todėl reikia rytais įpraskit valyti, reiškia, liežuvį arba, aš iš Indijos esu parsivežęs specialų tokį, geriausia, reiškia, iš vario padaryti. Bet galima, kad ir paprastą ledų tą kotuką. Todėl, kai jūs bakterijas tada pašalins.
Nu, tada, aišku, dantų valymas. Einam toliau, reiškia, stemplės funkcija yra tokia paprasta, tai yra jungtis tarp burnos ir skrandžio. Dabar labai įdomus dalykai bus, kur yra daromos milžiniškos klaidos. Maistas nueina, humusas taip vadinamas. Reiškia, nueina į skrandį ir patenka į baisę rūgštį. Normalus skrandžio rūgštingumas yra nuo 1,5 iki 2. Ir labai dažnas dalykas, kai yra vartojami, reiškia, antiacidiniai vaistai. Tai yra savižudybė. Jeigu kas iš jūsų vartoja acidinius vaistus, tai yra savižudybė. Kuria prasme? Kas jie tokie yra? Vaistai, kurie mažina rūgštingumą. O dažnas sako, man didelis rūgštingumas. Sakau, iš ko jūs sprendžiat, kad jums didelis rūgštingumas? Sako, man rėmuo, man ėda. Patikėkit, čia ne taip yra. Tarp skrandžio ir stemplės yra vožtuvas. Ir tarp skrandžio ir 12 pirštas antras vožtuvas. Jūs suvalgėt steiką, baltyminį maistą. Abudu vožtuvai užsidarė. Ir skrandis kaip malūnas pradeda jūsų steiką arba šašliką, rimtą maistą, turiuomenį mėsišką kažkokį maistą, reiškia jį virškinti. Ir ten yra 3 sluoksniai raumenų. Iš viršaus žemyn, iš dešinės į kairę arba iš kairės į dešinę ir įstrižai. Ir iš tikrųjų tikrąją tą žodžio prasme, reiškia, jūsų steikas yra malamas. Vožtuvai užsidaro su sąlyga. Jeigu pas jūs yra geras skrandžio rūgštingumas. Tai yra pH nuo 1,5 iki 2. Tai yra baisi rūgštis. O tai įsivaizduokit, mėsos gabalą tiesiog padėkit į kažkokią lėkštę ir apipilkit actu. Aišku, pabalsa, iš karto fermentuojas. Tokiu būdu daromas tartar. Rūgštis taip veikia. Na, jums pasako, reiškia, ir žmogus logiškai galvoja, loginis mąstymas, reiškia, man ėda rėmuo, reiškia, tai yra didelis rūgštingumas. Jokių būdų. Jokių būdų. Abu vožtuvai užsidarė, bet su sąlyga, jeigu pas jūs geras rūgštingumas. Maistas juk turi eiti nuo apačio, kažkodėl tai jums jį užmetė į viršų. Ir koks jums be mažas rūgštingumas, pH 3, 4, tai yra labai mažas. Vožtuvas neužsidaro arba pilnai neužsidaro, jau užmeta maistą. Tai yra vis tiek rūgštis. O aš jums sakiau, stemplė, reiškia, pH yra 7,4, kažkur 7,5, tai yra šarminė aplinka. Man ėda. Logiškai galvojant, geležinė logika man padidėjęs rūgštingumą. Jokių būdų. Jums skiria antiacidinius vaistus, tai yra pilna savižudybė. Jūs dar sumažintą rūgštingumą, jūs dar mažinat. Ir davaro, tarkim, iki 5-6, tai yra tragedija. Kodėl tragedija? Dėl kai jūs nieko nepasisavinsite. Ką aš matau savo tyrimus, totalus baltymo trūkumas. Totalus pa žmonės. Kas yra baltymas? Baltymas yra plytos. Druskos rūgštis skaido baltymą. Vėlgi grįžtų prie steikos. Steikas kas yra? Baltymas, o ne grynas. Druskos rūgštis jis skaido. Jeigu pas jūs mažas rūgštingumas, jūs nesuskaido. Jūs nepasisavint to maisto. Aišku, jūs baltymas kartoja, tai yra plytos. Klausimas auditorija, vyrai man atsakys, įmanoma namą pastatyti be plytų? Vyrai atsako, iš šiaudų, iš molio, bet jūs suprantat, apie ką aš šneku. Toliau žiūrėkit, to baltymo, kurį jūs suvalgė, 20% iškart pasiima kasą savo. Kam? Tam, kad pasidaryt fermentus, lipazą, milazą, tripsiną, kuriuos jau minėjau. Tai yra baltyminės struktūros. Nėra fermentų, nėra virškinimo, aš nieko nepasisavinu. Jūs patenkat į užburtą ratą. Baltymo nėra, fermentų nėra, aš pradedu gerai maitintis, fermentų nėra, aš jo nepasisavinu. O jeigu dar man sumažino rūgštingumą, reiškia, labą dieną. Totali griūtis. Toliau, skrandį pasisavina geležis. Vat ką aš jums sakiau, reiškia, anemija moterų. Jūs maitinat vaikus, pas jūs menstruacijos, jūs gimdat vaikus, tai yra milžiniškas geležies sąnaudos. Jeigu pas mane mažas rūgštingumas, aš viską atidaviau vaikam, atvažiavom, pas jūs yra maža kraujystė, pas jūs yra hipoksija, pas jūs blogės atmintis, dėmesio koncentracija, jums reikės sakinius užsidėti. Laiko klausimą. Toliau reiškia, jūs nepasisavinat kalcį. Irgi skrandį, reiškia, pasisavina šitoj srity pasisavinamas kalcis. Ką reiškia nėra kalcis? Reiškia, jūsų trapus kaulai, ypač gimdžiusio moterimo, sako, jums osteoporozė. O jeigu aš dar neturiu vitamino D, kalcio pasisavinimui reikalingas vitaminas D. Nėra vitamino D.
Kaip aš pasisavinsiu kalcį? Ką tada organizmas daro? Kalcis yra mirtinai reikalinga širdies darbu. Gamta gina, reiškia, jūsų gyvybę. Ir ką jie tada daro? Nėra kalcio, dėl kad nėra vitamino D, plus mažas rūgštingumas. Aš nepasisavinu kalcio, ne? Ką daryti? Kalcio klodai pas mus yra dideli, dantis kaulų. Pradedama plauti iš kaulų, iš dantų, dantis genda, kaulai darosi trapus. Žiūrėkit, kiek klubo sąnario persodinimų vyresnio amžiaus, kas labai jaunieji mane jau kreipiasi vyrai tarp 40-50 metų su, reiškia, ruošiasi operacijai klubo sąnario persodinimu. Klausimas, kodėl? Kodėl taip yra ir tam yra visam pasaulyje? Todėl, kad nėra, reiškia, klinikinio mąstymo, aš jau aiškinu, nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauk. Pasidarykit vitaminą D. O vitaminas D, apie jį galima iki vakaro išvišę, dar 2 valandas jums šnekėčiau. Tai yra jūsų nuotaika. Tai yra jūsų imuninės sistemos vizitinė kortelė. Ir vėlgi ta pati kalcio apykaita. Kitaip kalcis plaunamas iš kaulų, iš dantų. Vat jums byra dantis, silpni kaulai. O žmogus krunk, nukrito šlaunikolio galvutė ir lūžė. Todėl, kad trapus yra kaulai. Mažai, o kodėl aš nepasisavinu kalcio, vėl grįžtų mažas rūgštingumas. Aš nepasisavinu baltymų. Nėra plytų, totali griūtis. Ir kada jums skyrė, reiškia, vaistus, nolpazas ir visus kitus, jų mažą rūgštingumą dar mažina. Kur jūs atsidurs? Totali griūtis. Mano standartinis pacientas yra moteris virš 40 metų. Iki 40 metų žmogus galvoja, aš gyvensiu 200 metų, apie sveikatą nieks net negalvoja. Kodėl? Todėl, kad gamta taip sukūrė. Jaunystė yra jaunystė. Ne? Prisiminkit visi, kaip jūs elgėtės, kai buvot 20-25 metų. Kodėl sakau moteris? Todėl, kad vyrai sveikata užsiima retai ir nereguliariai. Žiūrėkit, kiek čia vyrų, santykių pažiūrėkit. Džiaugiuosi, kad yra keletą vyrų, o dar Sigitas, savo žmogus. Vyrai viską žino, jiem nieks neįdomu ir ego yra. Čia metu daržą savo kaip vyrai. Pas vyrus yra labai didelis ego. Jie viską žino. Ir čia ne man. Visus 4, netgi sakyčiau 5 kampus laiko namuose moteris. Taip yra. Visur jos. Ir domisi, reiškia, ir sveikata domisi. Kada ateina auditorija, aš sveikatos mokykloje, dažnai savivaldybės mane kviečia, reiškia, sveikatos biurą. Klausiu, kur vyrai? Nėra vyrų. Ir jeigu aš pamatau vieną kitą, labai apsidžiaugiu, kad aš ne vienas čia bus, dar bus pora vyrų su manim. Apsiginsiu, jeigu kas nuo moterų. Grįžtu prie skrandžio. Magnis tam pat. Mažas rūgštingumas jūs nepasisavinsit magnį. Cinkas, varis, selenas, kurių reikia nedidelių dozių, bet jų nebėra. Todėl, kad ir dirvožemio nebėra. Mes gaunam tik 10%, reiškia, tą, ką mes gaudavom prieš 100 metų. Jau kartojos, reiškia, šventajam rašte parašyta, 7 metus laukas turi pailsėti. Niekur taip nedaroma ir nebus daroma. Vėlgi kartoju, turim kiekybę, praradom kokybę. Ir man atrodo, taip toliau, čia viskas rytas. Kitaip nebus. Einam toliau, supratot, reiškia, jūs nieko nepasisavino. Nėra plytų, tai yra totaliai griūtis, laiko klausimas, būtent po 40 metų ir prasideda šitą griūtį. Sarkopenija. Sarkopenija tai yra raumenų, reiškia, nykimas. Nėra baltymų, iš kur raumenys pastatys. O žiūrėkit, buvo pačiuitas vyras, stambus, pečiai tokie, su amžiumi, reiškia, kojos, rankos darosi tokios, pilvas išlieka. Turi tokių, turbūt pavyzdžių ne vieną. Todėl, kad vystosi sarkopenija. Kodėl vystosi sarkopenija? Todėl, kad trūkumas baltymo, nyksta baltymas. Jūsgi moteris irgi, dažna moteris nori numest svorį. Džiaugiasi, aš tam per savaitę numečiau 5 kilus. Aš sakau, moterie, kieno sąskaitą tu numetė? Jūsgi nenorit, mielos moteris, numest, reiškia, raumenų sąskaitą. Jūsgi norėtumėte riebalų sąskaitą, bet paprastai nyksta, reiškia, raumeninas ir vandens sąskaita. Neįmanoma numest riebalą per savaitę ten 3 ar 5 kg. Jūs reanimacijoje atsidurėsit nuo intoksikacijos. O moteris džiaugiasi. Toliau kreipiuosi į moteris, reiškia, vyrai mane girdi apie libido, kad aš negu, taip pat girdi. O moteris apie grožį. Vėlgi, jūs vaikotės, jūs norit gražių, reiškia, plaukų, gražių, tvirtų nagų, skaičios veido odos iki senatvės. Kas tai yra? Tai yra kolagenas, taip? O kas yra kolagenas? Kolagenas yra baltymas. Jūs nepasisavinat jo. Ankstyvas senėjimas, raukšlės, sausa oda.
slenkantis plaukai. Dėl geležies, tarp kitką. Nagai trapus. Jūs nueinat į beauty industriją, viskas susitvarko. Moters mąstymas iš dalies teisingas, aš tą pateisinu. Jeigu aš gražiai atrodau, aš sveika. Taip, iš dalies jūs teisės, bet tik iš dalies. Jūs beauty industrijoje viskas susitvarko. Nagai pasidažo tą tvarkoj. Bet kodėl jie byra, reiškia, jums nieks nesako. Vėlgi grįžtam, tai yra geležies deficitas, tai yra magnio, seleno deficitas, aš sakiau, totalus išsekimas. Ką aš savo tyrimuose matau? Totalus baltymo trūkumas. Riebalo kaip nekeista trūkumas. Gerųjų riebalų. Ir angliavandenių perteklius. Aš sakau, žmogau, matau tyrimus, sakau, neįsižeiskit, prašau, jum angliavandenių jau per ausis eina. Ir didysis paradoksas, reiškia, angliavandeniai eina per ausis, bet aš jų noriu. Tai yra tikroji narkomanija, jūs supraskite, tikrąją tą žodžių prasme, tai yra narkomanija. Tai yra skanu, ir mėly žmonės, ir man skanu, bet amerikiečiai tai vadina, nužudyk mane skaniai. Vat iš čia ir yra, reiškia, visas civilizacijos lygas. Tromba, infarktas, insultas, Alzheimeris, Parkinas, visos alergijos. O tą, ką aš čia vardinau, viskas yra pilve. Viskas. Einam toliau, reiškia, einam prie kasos. Ane, po to eina 12 pirštą. Nu, neturiu čia, matytumėt, kartais atsivežu, reiškia, tą plakatą. Skrandis, iš skrandžio maistas patenka, reiškia, į kasą. Kasa yra labai gležnas organas, jinai tarsi princesė. O žiūrėkit, parekomenduoju žmogui daugiau, žinot, kas yra keto dieta, girdėjot. Ir parekomenduoju valgyti daugiau riebalo, reiškia, sakom, man negerai. Man nepykina, man stovi, man nevirškina, man dujus, reiškia. Tai va, primenu, kas yra kasos simptomatika. Tai yra pykinimas, tai yra pilvo pūtimas ir pilvo pūtimas, reiškia, su negeru kvapu. Reiškia, jeigu žmogus valgo angliavandenių, jam skiriasi daug dujų, reiškia, tai yra rūgimo procesas, bet, pirs ir viskas praėjo. Reiškia, o čia yra kvapas. Plius, sakau, reiškia, nesuvirškintas maistas ir žmogus tiesiog privalo naudoti keramiką, nes, reiškia, tas auksas limpa prie keramikos, reikia valyti. Reiškia, nepasisavina, ką tai reiškia, nepasisavina riebalų. Ir štai atsakinga kasa. Kasa tai yra tarsi ryšys tarp išorės ir vidaus. Tai ką aš jums sakiau, kad mes pakartosim, mes suvalgom ligą, suvirškinam sveikatą. Jeigu man mažas rūgštingumas, aš nieko nepasisavinu, ne? Aš nepasisavinu pačio geriausio maisto. Jeigu man mažas rūgštingumas, tuoj pat nukenčia kasa, tuoj pat. Vat visi virškinimo organai yra tarsi vienas konvejeris. Jeigu konvejerio pradžioje bus padaryta klaida, tai toliau daromos klaidos visur ir žiūrėkit, koks bus produktas. Vat išėjo visos lygos, vėlgi kartuoju, visos lygos, patikėkit. Tame tarpe skydliaukė, kuri dažna patologija moterim, yra pilve. Tad dabar žiūrėkit, reiškia, jeigu mažas rūgštingumas, iškart nukenčia, reiškia, fermentinė pusė. Tai yra mažiau fermentų, lipazės, amilazės, tripsino, vėl aš nieko nepasisavinu, jau antra konvejerio dalis, ar ne? Bet ir plus kasa gamina bikarbonatus, tai yra šarminė terpė. O žiūrėk, maistas papuolė į skrandį, ten yra baisi rūgštis, 1,5–2. A 12 piršto jau perina į šarmą. Ir tik tada fermentai veikia. Tik tada, reiškia, aš pasisavinsiu tą maistą, nes maistas pasisavinamas yra plaunoje žarnoje. O ten yra šarmas. Ir tą šarmą pagamina būtent bikarbonatinius skysčius, pagamina kasa. Jeigu ne pas mane neveikia. Todėl, kad lipam aukščiau, reiškia, mažas rūgštingumas. Iškart fermentų mažiau, bikarbonatinių skysčių nėra. Dabar žiūrėkit, kasa yra, kaip aš sakiau, labai gležnas organas, tai tarsi princesė tokia, bet niekuomet nebūna patologijos, jinai visuomet patologija būna antrinė. Jeigu pas jūs geras skrandis, geros kepenys ir gerai veikia tulžies pūslė, paprastai nebūna, reiškia, kasos patologijos. Bet kasa, ką aš sakiau, gamina fermentus. Ir jie yra labai agresyvūs. Jie gali pačią kasą supjausti. Lipazę, tripsinas, amilazę. Ir kol jie yra kasoj, jie reiškia, vadinami zimogenai, tam yra tam tikri baltymai, kurie blokuoja. Jie yra neaktyvūs. Tie fermentai yra neaktyvūs. Kasa juos įskiria ir fermentai juos turi patekti į 12 pirštą žarną. O ten jau yra šarminė aplinka ir juos aktyvuoja tulžys.
O kaip jums atrodo, reiškia, kam reikalinga tulžis ir kur jinai gaminas? Daugelis žmonių nežino. Tulžį gamina kepenys. O tulžies pūslės funkcija tik rezervuaras. O chirurgas pamatė ten akmenis. Jisai sako, reikia pjauti. Jeigu klinika yra, pastovi jau blogai, reiškia, jau toli procesas pažengia. Bet jeigu akmenis pamato, sako, planinė tvarka, jums reikia išoperuoti. Ir pripasakoja visokių dalykų, jums užsidegs, gali būti peritonitas, jūs galite net numirti. Taip, tas gali būti. Bet dabar jeigu aš kabinetą, kur dirbu, reiškia, ten yra 4 aukštų namas. Aš savo pacientams sakau, dabar iš šito, reiškia, išeisiu iš to namo 4 aukštą. Teoriškai gali akmuo nukristi ant galvos? Gali. Lygiai tas pačia. Taip, gali, aš neneigiu. Bet yra masė dalykų, kad jeigu Dievas davė tulžį, jinai būtinai reikalinga. O chirurgo mąstymas, sakau, jisai toks yra kietas. Nėra organo, nėra problemų. O kodėl įsivystė akmenis, nelabai kam įdomu. Aš jums paaiškinsiu, kaip jie įsivystė, reiškia. Jeigu jums nenuteka tulžiai. O nenuteka, jinai gali būti, reiškia, užsilenkimai kažkokie, tai, ne? Tai įgimta gali būti. Gali būti pas jūs eina uždegimas, kalcinatai darosi. Gali būti bilirubinas užkimšęs. Reiškia, nenuteka tulžis, jinai koncentruojasi. Koncentruojasi, padarė echoskopiją, sako, man rado smėlį. Ten joks nesmėlį. Ten yra koncentruota tulžis. Ir nieko daugiau. Gali paskaudėti, biški padilkščiat, reiškia, tai daugiau moteris liečia, reiškia. Reiškia, sako, tulžingas žmogus, ką tai reiškia? Piktas žmogus, reiškia. Tokie kraštutinumai moteriam dažniausiai, sakau, nuotaikų kaita yra. Riebų maistą toleruoja, ne, labą dieną, man viskas aišku. Kad su jumis problemas yra su tulžim. Dabar grįžtam prie kasos. Kasos fermentai pateko į 12 pirštę žarną, jie tik tai 12 pirštę žarną aktyvuojasi. Jeigu jie aktyvuotųsi kasoj, kasa sudegtų. Va čia ir yra ūmus pankreatitai. Kasa pati save suvirškina. Ir tą procesą stabdyti yra labai sunku. O kodėl taip darosi? Dėl kad tulžis nenuteka, didėja spaudimas. Didėja spaudimas ir tie kasos fermentai suvaromi atgal. Ir va čia prasideda ūmus pankreatitas ir labai dažnai praktiškai pacientai išgelbėt yra neįmanoma. Koks gydymas? Badas. Guldama į chirurginį skyrių ir badas ir lašinis, viskas daugiau nieko. Iškart nukrauna. Dabar kam reikalinga tulžys? Tai sakiau, kasa, jisai toks organas, reiškia gležnas organas, bet jinai atsakinga už riebalų, baltymų ir angliavandenių pasisavinimą. Lipazę, melazę, tripsiną. Dabar mūsų tulžys, kurią labai lengva ranka yra pašalinti, tai organas darbininkas. Kam reikalinga tulžys? Tulžys visų pirma reikalinga virškinimui. Aktyvuoti kasos fermentus, kur aš aiškinu, kurie atėjo 12 pirštę žarną. Jeigu jie neaktyvūs, reiškia, jūsų kasa gali juvelyriškai atidirbti. Tai mano schemas net neįtraukti tyrimai, reiškia, kas liečia kasos fermentus. Nes kasa gali atidirbti 100%, bet jos fermentai neaktyvūs, jeigu nenuteka tulžys. Toliau, tulžys emulguoja riebalus. Dabar klausykite, įdomus dalykai. Emulguoja riebalus yra riebalų pasisavinimas. Pirmas, kas, reiškia, tulžies pūslės patologijos simptomas, žmogus netoleruoja riebaus maisto. Aš sakau, cepelinų suvalgytume dabar, reiškia, taip kaip riebė, taip su taukais. Jo, sako, man labai skanu, bet po to man. Kodėl? Todėl, kad nenuteka tulžys. Na, važiuokit, jeigu nenuteka tulžys, aš netoleruoju riebalų, ir žmogus padaro išvadą, kad tai yra nesveika. Man nesveika, aš jų nevalgysiu. Tai yra didžiausia klaida. Arba moterys meta, reiškia, svorį, išjungdamos riebalą. Klausimas auditorijoje, reiškia, koks riebiausias žmogaus organas? Kepenys suriebėjusios, čia alkoholiko kepenys. Šaunuolio smegenys. Todėl jeigu smegenys yra riebalai ir vanduo, aš jums paskaitos sakiau dehidratacija, trūkumas vandens. Grįžtų atgal, smegenys yra riebalai ir vanduo. Valgykit riebalus, mums kala 50 metų, riebalai, infarktas, insultas. Žmonėm yra įkalta. Pažiūrėkit statistiką. 50 metų tą patį per tą kalą, kaip pirmoji vieta, reiškia, širdies kraujagyslių ligos, tai pirmoji. Tai yra smegenys. Jeigu jūs norit išlaikyti ilgalaikę atmintį, nenorit susirgti Alzheimeriu, valgykit riebalus. Dabar kokius riebalus? Gink Dieve, nehidrintus.
Visuomet žmonių klausia, sakau, jūs valgot, reiškia, paaiškinsiu kokius riebalus. Lašinys, jeigu jums priimtina, sūdytas. Su saiku, tiek kiek jums kasa leidžia. Sviestas, visi lajai. Prisiminkit jaunystę arba savo tėvus, ant ko buvo kepama kiaušinienė. Ir nebuvo tiek infarktų, insultų ir toks jaunėjimas nebuvo. Toliau, visi lajai, absoliučiai. Tik ant lajų mes šeimoje kepam, tik ant sviestą. Jokių aliejų nenaudokit pačių geriausių ir brangiausių kepimui. Jie neatlaiko temperatūros. Ant riebalų kepkit, ant sviestą kepkit. Tai yra ir skanu, sviestasgi idealu. Toliau, reiškia, iš augalinių geras alyvuogių aliejus. Ne centrų tie, kur, reiškia, o kur šeimos verslai yra, kur atveža tikrai gerai iš Italijos, arba patys važiuojat, parsiveškit aliejus. Reiškia, toliau avokadai ir jeigu patinka kokoso aliejus. Jeigu girdėjote, toks yra MCT aliejus, superinis dalykas. MCT. Nu tai yra superinis dalykas, jis duoda daug energijos. Va dabar į paskaitą aš neturėjau nei valgyti, nei ką, aš išgeriau porą šaukštų MCT, jisai duoda, reiškia, daug energijos. Reiškia, ne gliukozę mano kūnas dabar panaudoja energiją, nes aš va čia stovėsiu, ne, 2 valandas ar kiek čia prieš jūs, reiškia, o panaudoja riebalą. O tom parem tai yra keto dieta. Daugelis daktarų kritikuoja keto dietą. Keto dieta labai senai atrasta, ją atrado amerikiečiai, gydė vaikų epilepsiją. Rezultatai buvo puikus. Ir tai yra tikrai unikalus dalykas, tik jį reikia mokėti panaudoti. Tai yra tarsi perėjimas, reiškia, nuo dizelinių kūro prie elektrinių. Tai yra švarus kūras. Nėra angliavandenių, reiškia, mano organizmas energiją pradeda naudoti riebalų. Aš perinu prie elektrinio kūro. Tai vat įsiaiškinom, reiškia, riebalai reikalingi smegenim, jeigu jūs nenorit susirgti Alzheimerį. Toliau kreipiuosi ir į moteris, ir į vyrus. Lytiniai hormonai. Vat moteriški estrogenai, vyriškas testosteronas. Nėra visiškai teisingai, kad čia vyriški moteriški. Mes vyrai turime estrogenų, jūs moteris turite testosteroną. Tik santykiai skiriasi. Tai dabar klausimas moterim, kadangi čia jų yra daugiau žymiai, reiškia. Kokia pirma pradė medžiaga, reiškia, iš ko gaminasi jūsų moteriški hormonai estrogenai. O tai yra jūsų, reiškia, jūsų moteriškumas, ne tik lytinių požiūrių. Tai yra jūsų elegancija, tai yra jūsų nuotaika, daugybė dalykų. Moteris kol turi estrogenų. Visais atžvilgiais. Iš ko gaminasi estrogenai, kaip jums gal pirma pradė medžiaga, iš ko pasigamina moteriškas hormonas estrogenai. Tyli visi, ne? Riebalai. Cholesterolis. Supratot, kur aš lenkiu? Nevenkit riebalų. Nes tai yra jūsų moteriškumas, kaip ir vyram, reiškia, kaip ir vyram testosteroną. Didžiausia bėda, mėly žmonės, tai yra angliavandeniai. Tai yra visų civilizacijos ligų pagrindas. Čia įeina, reiškia, ir infarktas, ir insultas, ir daugybė kitų dalykų. Grįžtų, reiškia, prie tulžies. Jinai emulguoja riebalus. Reiškia, yra 4 vitaminai, kurie tirpus riebaluos. Jūs nevalgot riebalų, jūs jo nepasisavins. Vitaminas A. Žiūrėkit, jums sėda akis. Blogai, rega. Ar jūs nukreips kada nors, reiškia, gydytojas, pažiūrėt į echoskopiją, kokia jūsų tulžys? Niekad nenukreips. Kur akis, kur tulžys. O tai yra retinolis, tai yra jūsų rega. Jūsų tulžys blogai veikia, reiškia, jūs nepasisavinat vitamino, kokia pas jūs rega bus. Ar jums ten lašina daro, nu ten visokių dalykų daro. Supratot? Toliau, vitaminas E. Daugelis moterų nepastoja arba neišnešioja. Vitaminas E tirpus riebaluose. Neveikia tulžys, riebalų nemalguoja, aš jų nepasisavinu. Vitaminas E, o kas jį daro? Kas apie tai šneka, vėl kas pasižiūri tulžys. Ir moteris, kuri, reiškia, nepastoja, jos dažnai paklausia, pas tavai yra tulžės užlinkimas? Taip, sako, yra, iš kur tu žinai. Tulžys neveikia. Iškart, loginis mąstymas, klinikinis mąstymas, ieško, kodėl. Jeigu išsekimas vieni deficitai, cinko nėra, vario nėra, seleno nėra, geležies nėra, magnio nėra, kaip gali moteris pagimdyti? Jinai visą tą geležį jinai turi duoti, reiškia, savo būsiam vaisiui. A ką jinai duos, jeigu jinai pati neturi? Ir gamta saugo gyvybę. Negali duoti, reiškia. Tai tada eina išmetimai, supratot? O pas mus dabar pilna, reiškia, reprodukcijos tų centrų. Kai aš baigiau universitetą, tokių dalykų nebuvo. Tada draugauju su mergaitė, bijo, kai jinai pastos.
O dabar, reiškia, daug šeimų, reiškia, jūs net neįtikėtini didelį skaičiai, reiškia, ir anksčiau buvo moteris kaltinamos, tame tarpe ir vyrai čia. Kalti labai dažnai. Spermatozoidų kokybė, jų mažai arba jie nekokybiški, taip toliau, taip vieni deficitai. Kas apie tai šneka? Vaistai. Vaistai, vaistai. O supratot, kodėl paskaitos pradžioje aš sakiau, kad aš visgi turi būti, sakau, medicina turi jinai būti personalinė. Jinai turi būti, reiškia, patogenetinė. Ką reiškia patogenetinė, reiškia, suras lygos priežastį, ką aš jums sakiau, lyga pasitrauks. Jinai turi įtraukiantį pacientą būti. Aš jums turiu, ką aš jums aiškinu savo pacientui, tą ir aiškinu, tada jam atsiranda suvokimas, išauna iš karto į priekį. Tada jis gali patarti tą šeimos nariam. Va, tada mūsų lietuvėlė, reiškia, mūsų žmonės bus sveiki. O tik tokiu atveju jie gali būti sveiki. Ir jinai turi būti numatanti į priekį. Jeigu to nėra, nu kur mes atvažiuosim? Toliau vitaminas D ir ką aš jums sakiau, D irgi riebaluose tirpus. Nėra D, reiškia, nėra kalcio, man širdis maskatuoja, reiškia, sutraukia kojas, dar kas tik nori. Kalcis visur įeina, jo labai reikia, o nėra D, kaip iš jų pasisavinti. Tada plaunama, reiškia, vėl, ką aš jums sakiau, dantis osteoporozė. Nu, kas to nori, bet kas apie tai šneka. Toliau, reiškia, aš jums sakiau, kad, reiškia, geriant vandenį 80% toksinų yra tirpus vandenį, už jų išvedimą atsakingi inkstai. Dar 20%, reiškia, yra tirpus riebaluose ir už jų išvedimą yra atsakingos kepenys. Visi žino, kad kepenys yra filtras, taip? O ypač vyrai, daugelis moterų dabar vairuoja. Nelygų mašinos markę, jūsgi keičiat filtrus, kas ten 10 ar 30 tūkstančių. O dar daleiskim žmogų 60 metų, jisgi nepakeitė kepenų. Tai žmogaus klausia, o kaip jums atrodo, reiškia, jos filtruoja, jūs, reiškia, vaistus, jūsų negerą reiškia, maistą, alkoholį, taip toliau. Tai kaip, kur toksinus padeda, klausia? O jūsų klausia, kur padedami toksinai? Gerai, nekankinsiu su tulžim į tulžį, su tulžim į žarnyną, reiškia, ir palikom tualetą. A jeigu pas mane nuteka tulžis? Reiškia, dalis toksinų lieka manyje. Mano širdis gavo nepavalytą kraują, kaip ar jinai dirbs, jinai bus patenkinta. Mano frazė, kad visos lygos tame tarpe kardiologija yra, reiškia, pilve. Toliau smegeninė gaus nepavalytą kraują. Kaip aš mąstysiu? O depresijos. Medicina kaip veikia? Depresija, antidepresantai, temperatūra nuo temperatūros, skauda, nuskausminančiai. Ar ne taip? Ką aš jums sakiau, 80% vaistų jie iš viso negydo, jie tik tai, reiškia, slopina simptomus. Toliau, reiškia, per tulžį yra išvedamas bilirubinas, per tulžį išvedamas cholesterolis, atidirbęs cholesterolis. Vat viena iš priežasčių jūsų padidėjusio cholesterolio. Per tulžį išvedami moteriški estrogenai, labai populiari diagnozė moterų tarpe yra estrogenų dominavimas. Iš kur? Nenuteka tulžis, niekas jums, reiškia, pilvą nežiūri, jums žiūri ginekologinius dalykus. Matot, kaip viskas su visko susiję, todėl ir tyrimai, reiškia, vienas su kitu susiję, todėl ir agituoju, darykitės tyrimą. Ir prašykit konsultacijos tą, kas tą išmano, kas tą daro. Va, tada jūsų sveikata tikrai išaus. Žmogus turi suprast, kas su jo daro. Bet tam reikia laiko, vėlgi savo kolegas noriu čia apginti per 10-15 minučių, nieko negalima padaryti. Toliau sunkieji metalai. Sako, iš kur sunkiosios metalus? Aš nežinau, iš kur jūs teigiat, kad reiškia, aš sakau, duoną valgot? Valgo. Labą dieną, atvažiavo, duoną pilną sunkiųjų metalų. Ten visokie randapai, taip toliau kviečiuosi ir taip toliau, ir taip toliau. Ten yra sunkiųjų metalų. Arba tešla. Tai dažniausiai sako, ir tą mėgstu valgyti. Bet ir atvažiavo. Vėlgi per tulžį yra išvedami sunkieji metalai. A jeigu jinai mane dirba? Toliau bilirubinas tas pats, vėlgi lygiai taip pat. Na, dabar einam prie žarnynų. Žarnynas irgi, o žarnynė yra viskas pasisavinama, ypač plonavim. Žarnynė turi būti, reiškia, turi būti griežtai šarminė terpė. O iš kur šarminė terpė, aš jums sakiau, reiškia, kas gamina bikarbonatus.
šarminę aplinką. Jeigu kasama nedirba, iškai žarnynas nedirba. Matot, kaip visas konvejeris vienas su kitu susiję. Mums gydo lokaliai kažką, tai daleiskim skrandą arba ten žarnyną ar ką, viskas su visko susiję. Plius sako, klausia visuomet, kaip jūsų viduriai. Žmogus, kuris neturi vidurių, kiekvieną dieną sveikas būti negali. Vat būtent ta tulžis tai yra šarmas, nors tulžės rūgštis pažodžiui, bet tai yra aitrų šarmas. Ir kada, reiškia, tulžis nutika į 12 pirštą žarną, jinai labai dirgina. Ir žarnynas pradeda judėti. Vat jums peristaltika atsiranda, vat jums viduriai. Jeigu jums nenutika tulžis, viena iš didžiausių priežasčių, kodėl jūs neturit vidurių. Jeigu jūs neturit vidurių, reiškia, visi toksinai jums atgal į kraują. Vėlgi, ką sakiau, kaip jūsų smegeninė dirbs? Nu, ne kaip jinai dirbs, ne? Atsiranda galvos skausmai, intoksikacijos visi požymiai. Dabar vadinamas, reiškia, kiauro žarnyno sindromas. Jis yra labai dažnas. Ką reiškia kiauro žarnyno sindromas? Reiškia, griežtai turi būti. Reiškia, žarnynas visas, aplamai visas virškinamasis traktas, tai yra jungtis tarp išorės ir vidaus. O po to yra šventa. Į kraują nieks neturi patekti. Jeigu pas mus yra kiauro žarnyno sindromas, o kas jį duoda? Jį duoda visą, ką aš jums ką tik aiškinu. Nukenčia žarnynas. Daleiskim, ten kasa blogai dirba, ten ne šarminė terpė, o rūgštinė terpė. Iškai taip pat gaunasi disbiozė. Ir funkcinis vienetas žarnyno yra gaurelis. Ir gaurelių, ypač storajam žarnyne, 1 kvadratiniam milimetrą, įsivaizduokit skaičius, 1 kvadratiniam milimetrą yra nuo 50 iki 100 milijonų. Įsivaizduojat, reiškia, jeigu išviniot visą žarnyną, padaryti į pjūvį, tai yra futbolo stadioną. Tas reikalinga, reiškia, pasisavinimą. Pas mus kiauro žarnyno sindromas. Todėl pas mus masė vėlgi grįžtų atgal, maisto tikro nėra. Reiškia, ataka. Gliutenas, visi žino apie gliuteną. Jis ir prieš 100 metų buvo gliutenas. Bet kažkodėl tokių dalykų nebuvo. Todėl, kad nebuvo tiek toksinio maisto kaip dabar. Vėlgi grįžtų atgal. Mes perėjome į kiekybę ir palaidojom kokybę. Hormonai, antibiotikai, randapai, kas tik nori. Čia galima privardinti. Ir tas viskas atakuoja žarnyną. O žarnyną reiškia enterocitas. Tarp jų gaunasi tarpas. Ir ten patenka tada į kraują, reiškia, patenka toksinai, nesuvirškintas maistas, sunkieji metalai, visos bakterijos, virusai, grybeliai. Ir tada į procesą įeina sargas. O kas yra sargas? Imuninė sistema. Žarnyne, girdėjot posakį, kad, reiškia, 80%, 70-80% yra žarnyne. Ten yra limfoidinis audinys ir atakuoja tos dalykus. Vaikščiojim, labą dieną mes atvažiavom, iš čia, reiškia, visos alergijos. Pačios įvairiausios. Visi autoimuniniai procesai, sąnarių pakenkimas, šlapimo pūslės pakenkimas, skydliaukė, reiškia, aitos, tai yra Hašimoto skydliaukė, hiperfunkcija, hipofunkcija. O čia kas antra moteris su to sėdi. Su pilna atsakomybė, da sako. Todėl, kai ir kiauro žarnyno sindromas. Dabar ar veikia tulžys ar ne, tiesiog galima labai gerai pasitikrinti. Atsistokit, reiškia, jeigu moteris dar su aukštikulniais ir jeigu su ištiestom kojom pasieksit žemę, jūsų tulžys veikia gerai. Nes tulžys dar atsakinga už sąnarių, reiškia, sutepimą. Vat iš čia stuburo skausmai, polinkis į kelių traumas. Dažnai ateina, sako, 10 metų, reiškia, slidinėjau ir man dabar nuvažiavau slidinėti, man nieko neįvyko, jokios traumas, bet raiščiai išėjo. Tulžys blogai nutekė. Nėra sutepimo, yra polinkis į traumą. Tai tiesiog, dabar čia nepatogu tą eksperimentą daryti, bet namo grįžę ištiestom kojom pasieksit, reiškia, delnais žemę. Jeigu nepasieksit, atvažiavo. Ką aš jums sakau, reiškia, tulžis neveikia. Delnais. Jeigu dar su aukštikulniais jūs tą padarysit, tai tada iš vis super. Tai vat iš čia tokios diagnozės turbūt girdėjote. Reiškia, kiauro žarnyno sindromas. Iš čia, reiškia, greito bakterijų dauginimosi sindromas, tai yra naujos diagnozės. Greito grybelio dauginimosi sindromas. O tai sakykit man, reiškia, ar mėgsta mūsų gerosios bakterijos, ten turi būti balansas. 99% beveik, reiškia, turi būti bifidobakterijos, laktobakterijos, tai yra mūsų genomas. Ir tik patogeninių, reiškia, apie 1%. Kam jos reikalingos, gamta taip sukūrė, tam, kad stimuliuoti imunitetą. Kai jis dirbtų, neužmigtų.
Bet kada gaunasi disbalansas, reiškia, tų blogųjų bakterijų atsiranda daugiau, chaosas pilve. Vat iš čia, reiškia, tai vat klausimas auditorijai, reiškia, ar mėgsta mūsų genomas, mūsų, reiškia, bakterijos, o jų yra, reiškia, iki 1 milijardo 1 kilogramui svorio. Vienu žodžiu, ten bilijonai yra pas mus tų bakterijų, reiškia, ar mėgsta jinai cukrų, gliukozę? Ar mėgsta? Na, aišku, kad nemėgsta, ką jūs valgot? Didžioji dauguma. Va, tai tada ten vyksta baliai. Ir po to, reiškia, pilvas toks, nors nieko nevalgau, man pučia, man negerai, man tokios lygos, man saranariai, man alergijos, man autoimuninės lygos, iki onkologijos. Dabar žiūrėk, niekas nedaro, reiškia, tokio parametro kaip insulinas. Jis yra ypatingas svarbus. O insulinas reikalingas angliavandenių pasisavinimui. Aš jums aiškinau, kad kasa labai įdomus organas. Tai yra tik 100 gramų organas. Bet nuo jo labai priklauso, ar tai maistas taps mano kūnu. Ir tai yra dvigubas organas. Jis yra kaip endokrininis organas, jis gamina insuliną, bet jis yra kaip virškinimo organas. Aš jums sakiau, lipazė, milazė, tripsin. Jeigu jūs einat pas endokrinologą dėl kažkokių tai tam bėdų, ne, pas su insulinų problemas, jums niekas nežiūrės į virškinamąją pusę. Lygiai taip pat, kaip reiškia gastroenterologas, bet visuomet, jeigu pas jūs yra problemos, reiškia, su insulino rezistencija, diabetas pirminio tipo arba antrinio, visuomet bus ir su virškinimo problemas. Ir atvirkščiai. Kasagi ten ląstelės persipinusios. Negaligi būti, kad pusė manęs pavargo, pusė ne. Jeigu aš pavargau, aš visas pavargau. Tai jeigu pas mane daug angliavandenių, daug insulino, reiškia, pavargo ir virškinamoji funkcija. Suprato? Dabar ką daro insulinas? Įsidėmėkite, insulinas mažina skrandžio rūgštingumą. Jeigu mažas skrandžio rūgštingumas, aš jums jau prigazdinau, ką tai reiškia. Dabar jį reikia pažaboti. Tai yra hormonas, vitalinis hormonas, mes be jo gyventi negalim, nes kitai bus pakaitinė terapija, diabetas, tada reikės leistis, reiškia, vaistus. O kas yra diabetas, jūs puikiai žino. Tai yra kraujotaka. Visuomet per savo paskatą sakau, nėra laimės be sveikatos, nėra sveikatos be kraujotakos. Bet kada jis padidėja, o tą tyrimą labai retai darome, kada jisai padidėja, jis išveda iš rikiuotės visą endokrininę moters sistemą. Tas pats ir vyrai. Jisai skatina, sakiau, mažina skrandžio rūgštingumą. Jisai skatina besaikį ląstelių dauginimąsi. Iš čia gerybinė augliai. Moterim paprastai papilomos būna. Pažastyse, lytinių organų srityje, kažkur apie kaklą, reiškia papilomos. Tai yra gerybinis auglis. Jūs nueinat vėlgi į beauty industriją, čik jums nukirpa. Aš gražiai atrodo. Bet priežasties jums nieks nenuėjama. Tai yra gerybinis auglys. Toliau cistos, polipai, miomas, atsiranda PMS-as, policistinės kiaušidės. Krūtų problemas, mastopatija. Lygiai taip pat skatina ir pikti, tas viskas gali ir supiktybėti. Iš čia krūtų ir gimdos kaklelio onko. Norite? Ką daryti? Mažinti angliavandenius. Nėra angliavandenių, man nebereikia, kasa nebeskirs tiek insuliną. Tai yra civilizacijos rykštė, būtent angliavandenių. Ir visuomet reikia daryti 3 parametrus. Tai yra gliukozė, bet jinai man dar nieko nesako, insulinas ir glikotas hemoglobinas. Ir parametrai turi būti 5. Gliukozė ne daugiau 5, nors kada aš baigiau universitetą, aukštas standartas buvo 4,77. Nors jums ten tose skalėse bus parašyta, kas buvo padaryta. Cholesterolis užmažintas, gliukozė padidinta. Sakau, kai aš baigiau universitetą, aukštas standartas buvo 4,77. Dabar jeigu laboratorijos tyrimus pažiūrėsi, ten apie 6 yra. Nu. Aš visuomet, kada interpretuoju tyrimus, o skatinu jos darytis, tada jūs tikrai suprasit, kas su jumis darosi. Ir aš visuomet sakau, aš negydau, aš užsiimu sveikatos technologijom. Žmogus pradeda suvokti, šoka į viršų. Sveikatą reikia užsidirbti. Jūsų pozicija turi būti aktyvi. Bet norint tą sužinoti, reiškia pažiūrėti, kokiam išsekimo laipsnė aš esu. Aš jums sakau, totalus baltymo riebalo deficitas, angliavandenių totalus perteklius. Ir visi tie mikroelementai. B grupė, geležis. Nu tai kaip organizmas gali funkcionuoti? Nu paprasčiausia logika. Į kokie čia vaistai gali padėti? O vaistai jums, reiškia, slopina tam tikrus simptomus. Ar klausimų kažkokį tai turit? Klauskit, prašau. O genetika kaip?
Genetika yra tik polinkis, 10%. Jeigu aš gyvensiu kitaip, jums neaktyvuosis tą genai. Pas mus atsakymas labai lengvas. Tai yra genetika. Jūs dabar raskit dėl širdies kraujagyslių ligų, ne? Jūs raskit giminę, kad ten nebūtų to. Ir jums tiesiog genetika. O giminė yra, jums genetika. Jeigu jūs keičia, tai priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo. Reiškia, sveikata priklauso nuo 4 parametrų. 4 tokie drambliai, kertiniai. Tai yra mityba, apie kurią aš čia dabar daug šnekėjau. Toliau, reiškia, judesys, be judesio nėra gyvybės. Tai yra jūs aktyvų gyvenimo būdas, sportuojat, nesportuojat, nesvarbu, ką jūs darot, judėt. Visuomet sakau, reiškia, judėkit. Gulit lovai negalit, judinkit lovai. Iš vis nieko negalit, mintim judinkit, be judesio nėra gyvybės. Toliau miegas ir, reiškia, jūsų adaptacijos stresą. Bet jeigu pas jūs totalūs deficitai, jūs stresuotas visas esate tada žmogus. Jeigu jis nesupranta, kas su jo daros. Nes glikuotas hemoglobinas, ką jis man pasako, glikacijos procesą jūsų organizme, tai yra daug cukraus. O žmogus iš kur čia sako man taip? Na, aš sakau, glikuotas hemoglobinas, pas jūs mažai hemoglobina, plus tame tarpe yra dalis nekokybiška. Tai yra hemoglobinas asocijuojasi su raudona spalva. O įsivaizduokit, spanguolę ir jinai padengta cukraus labelę. Žmogus klausia, iš kur cukraus labelė? Tai ne Dievo rykštė, tai tavo gyvenimo būdas, pas tave angliavandenį per ausis eina. O glikacija ką reiškia? Glikacija reiškia cukruojasi smulkos kraujagysliai. Vat jums skydliaukė, vyrų prostata. Inkstai, diabetinė retinopatija, reiškia negyjančios opos. Tai yra viskas kraujota, jie cukruojasi. O kodėl cukruojasi? Labai aišku, kodėl cukruojasi, iš kur cukrus atsirado. Tu valgai žmogau, be saiko angliavandenis. Vėl pakartosiu, tai yra skanu. Nužudyk mane skaniai. Žiūrėkit, labai paprastai atsakysiu. Ir medicina skirsto jūsų geras klausimas. Ir jūsų mintį aš perskaičiau, yra gerieji angliavandeniai ir yra blogieji. Supras, balta duona blogai, juoda duona kaip ir gerai. Balti ryžiai reiškia blogai, o ten rudi juodi jau yra geriau, ne, žymiai. Arba man vyrai sako, daktarė, bet mano žmona kepa duoną, reiškia. Mano žmonos ten pridėta visko. Taip sakau, tavo žmonos kepta duona, nors aš matęs nesu. Yra 10 kartų geresnė negu Rimi duona, bet vis tiek tai yra angliavandenis. Dabar jums atsakysiu paprastų pavyzdžių, jūs viską suvoksit. Daleiskim, artėja jūsų kažkoks tai jubiliejus, o jūs gyvenat vieno kambario bute. Ir jūs pasveikint nori atvažiuoti 50 svečių. Koks jums skirtumas, ar jie vieno įpo atvažiuos? Ar jie kas 15 minučių važiuos, ar kas valandą, jie vis tiek pas jūs ateis. Problema yra, jūs sutalpinti negalite, jūs turite tik vieną kambarį. Tai tie, reiškia, kas yra blogasis angliavandenis, kuris tuoj pat patenka į kraują. Tai tie blogieji iškart pateks, atvažiuos jūsų svečiai. O tie gerieji, reiškia, jie vis tiek atvažiuos. Bet jūs tik vieną kambarį turite. Ir jie pareikalaus insulino išmetimo ir pridarys masę bėdų, ką aš jums jau aiškinu. Aiškiai atsakiau. Nėra, jeigu pas jūs blogi parametrai kažkuriam laikui, ne visam gyvenimui, aš nesakau, kažkuriam laikui, reiškia, jums nėra nei gerų, nei blogų, jums visi blogi. Tame tarpe vaisiai, jūs labai nustepsit, vaisius yra fruktozė. O fruktozė išskirtinai, kaip ir alkoholį, utilizuoja kepenis. Jeigu pas žmogus suriebėjusios kepenis, o prie cukrinių dalykų labai dažnai, žmogus negeria nei lašo alkoholio, jo diagnozė nealkoholinė kepenų hepatozė. Iš kur? Todėl, kad cukraus gliukozės kaupimas į kraują yra pavojinga situacija. Ką organizmas daro? Jis nukanalizuoja. Jeigu insulino rezistencija, jis nukanalizuoja kepenis ir paverčia į riebalą. A jeigu dar žmogus geria, labą dieną, dar viskas greičiau. Supratot? Klausimas jums, kontraklausimas. Kas jūsų kūne, kaip ir mano, sudaryta iš angliavandenių? Pagalvokit, visą auditoriją klausimas. Kas žmogaus kūne sudaryta iš angliavandenių? Ir atsakau, niekas, todėl jūs ir nesako, ko jūs valgot, ką jūs mėgstat valgyti. Dedu į kabutės be abejo, šaržuoju, jūs valgot šūdmaistį. Galima būti sveikam valgant šūdmaistį. Tai yra pigia energija, daugiau nieko. Jūs nesat profesionalūs sportininkai, kad tiek valgyt, reiškia, bandelių, picų, makaronų, ledų, visokių vaisvandenių. Kas yra mūsų visas tas fast food? Ryžiai, makaronai, picos ir taip toliau. Kokius tyrimus rekomenduojat ir kur jūs? Yra sukurtos 6 programos. Ir mėgstamiausia mano yra 3 programa. Tiesiog jūs pasidaro tyrimus, galit kreiptis į Daivą, pasidaro tyrimus, man atsiunčiat į mano elektroninį paštą. Aš padarau namų darbus, nes aš juos turiu išsinagrinėti, nes mes šnekėsim iš patirties. Žinau, ypač dar žmogus, jeigu labai domisi, man valandos neužtenka.
Va ir aiškini, bet aš jau pasiruošęs būti. Ne tai, kad kažką tai paėmė. Aš jau namuose pradirbėjęs, mes sėdame ir šnekam, tai yra 6 programos. Tai vėlgi priklausomai nuo jūsų skundų, reiškia plius minus, bet mėgiamiausia yra 3, jūs visuomet pataikys. Aš apie jūs pasakysiu labai daug.